salę. Dabar pabūsime 45 minutės kartu ir labai norėtume, kad tas kartu būtų toks, jaustumėm, kad tiesiog, jeigu jūs čia atėjot, vadinasi, gal kažkas ir knygą esat perskaitęs, ar yra tokių. Vadinasi, dar ir klausimų gali būti įdomių. Tai pirmiausia, pasakysime, kad mes čia buvom parašyti 4, bet esam 3 be autoriaus. Kadangi autorė... Taip, Oskaras autografus pasirašinėjo iki šito susitikimo, vadinasi, mes, jeigu kas norės autografų po susitikimo, tai turėsim palikti laiko, kadangi po to jau, kad nebūtumėm čia visi užrakinti. Knyga Dovilės Zdenčiūtės Kelionė su Oskaru Koršunovu. Tai tokia knyga, kurios dar ne vienas režisierius Lietuvoje nėra turbūt sulaukęs, kadangi autorė 4 metus, 4 mažiausiai, leido su šiuo teatru repeticijose, gastrolėse, per spektaklius ir viską užrašinėjo kaip dienoraštį. Už tai galima šitą knygą pasiskaičius sužinoti, bent jau nujausti, spėti, fantazuoti, kaip Oskaras Koršunovas repetavo išvarymą, kaip jis repetavo katedrą, kaip vyksta spektakliai Miranda, kaip atrodo gastrolėse įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džiuljetos istorija, kaip yra repetuojamas Hamletas, Žuvėdra. Oskaras šitoj knygoje yra, sakykime, yra tokia Audra Žukaitytės. Audra Žukaitytė vadovauja teatro užsienio reikalams, užsienio gastrolėms. Yra tokia Audros Žukaitytės replika knygoje, kad reikėtų dokumentuoti Oskaro repeticijas, gaila, kad niekas to nedaro. Tai štai Dovilė Zdenčiūtė yra ta asmenybė, kuri dokumentavo Oskaro Koršunovo repeticijas. Zdenčiūtė yra poetė, eseistė, romanistė ir labai svarbu tai, kad jinai yra aktorių duktė. Leonardo Zenčiaus ir Danutės Juronytės duktė, išaugusi praktiškai teatro užkulisiuose. Ir kaip pati Dovilė rašo, tai, kad ją įsileido Oskaro Koršunovo teatras į repeticijas, tai jai yra kaip grįžimas namo. Taip, kad matome teatro vaiko, teatro žmogaus užrašus apie kūriamus spektaklius. Ir štai kas man yra labai brangu šitoj knygoje, tai aš galvoju, kodėl nėra tų užrašų iš repeticijų iš kitų režisierių. Ar jie neįsileidžia? Dažnai būna taip, kad neįsileidžia. Ir yra dar kitas motyvas. Paties to rašančio žmogaus būsena repeticijoje. Tie, kurie repetuoja, kurie dirba teatre, jie ten dirba, jie turi užsiėmimą. O tas, kuris rašo, jis yra pašalinis, jis yra svetimas. Ir man labai įdomu, kaip Zdenčiūtė šitą svetimo būseną įveikia ir jos neslėpė ir ją aprašė. Ir štai kas dar įdomu. Matosi, kokio sunkumo darbas yra repeticija. Tiesiog fiziškai sunku, ne vien dvasiškai, bet ir fiziškai sunku. Jinai visą tai irgi fiksuoja. Ir vėlgi svarstau, kodėl taip retai yra aprašomos repeticijos. Prisimenu tokius faktus. Dana Rutkutė aprašinėjo Henriko Vancevičiaus katedros repeticijas. Tai buvo 71 metų, 70-71 metų sezonas.
Ramunė Marcinkevičiūtė užrašė Eimunto Nekrošiaus Dėdės Vanios repeticijas. Knygoje tai yra erdvė už žodžių 2001 metai Ramunė. 2002 metai. Ramunė Marcinkevičiūtė buvo ir Oskaro Koršunovo Hamleto repeticijose ir tas užrašymas, tas straipsnis buvo kultūros baruose irgi neklystu. Toliau galima atsiminti kažkokius tai fragmentus, galbūt nepavykusius bandymus užrašyti repeticijas. Tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas dalykas. Tiesiog įsivaizduokime, jeigu reikėtų užrašyti, kas vyksta čia, šitoj salėje. Kodėl dalis žmonių sėdi klauso, o kažkokie trys ims mikrofoną ir kalbėti. Tai nėra tas veiksmas, kuris čia vyksta. Vyksta iš tikrųjų mūsų vaizduotėje, mūsų jausmuose, o kaip tą užrašyti. Ir štai klausimas man dažnai kyla, šitą knygą ne vieną kartą ir perskaičiau taip labai atidžiai ir vartydama, sugrįždama. Kas atsitiko, kuo Dovilė Zelčiūtė nusipelnė, kad ji tapo įleista į kūrybos procesą. Labai norėjau. Aš taip galvoju, jinai matyt labai norėjo ir pateko. Kaip žinia, nori jie pildosi. Iš ties gan sudėtinga patekti į repeticiją, ne dėl to, kad, tarkim, ten mes būtume arogantiški kažkokie, bet tiesiog baisu įsileisti šalinį žmogų. Nes repeticijos yra, pats procesas yra be galo intymus iš tikrųjų. Labai daug yra atviravimų, labai daug. Teatras dar yra vienas visų pirma, tai matyti dėl to, kad teatras yra labai susijęs apskritai su sėkme ir su tokiu sėkmės faktoriumi. Aš manau, kad ir tai yra bėda kažkuria prasme teatro. Joks kitas galbūt menas taip nevertinamas. Vat įvyksta premjera ir faktiškai kaip gladiatorių kokiais rungtynėse arba žiūrovas ir kritikai nubalsuoja už arba nenubalsuoja už. Ir dėl to teatralai šiaip įpratę rodyti tik savo gerąją pusę ir taip sakant, o repeticijose būna visko. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, pats repeticijų procesas yra labai intymus. Yra labai daug išpažinčių. Faktiškai, kas yra repeticijos, tai yra tokie abipusė mainai išpažintimis, atvirumais. Ir tai gan lengva daryti, nes vienas dalykas nėra kunigo, kitas dalykas yra personažai ir tarsi kalbama ne apie save, o tarsi kalbama apie tą personažą, bet tas personažas iš tikrųjų yra tik sąlyginumas tam tikras. Iš tikrųjų kalba apie save, aktoriai prisimena savo patirtis, režisierius taip pat dalinasi savo patirtimis. Tokiu būdu per savo asmeninės labai patirtis gilinamas į personažą, į pačią situaciją. Dėl to sunku tikrai įsileisti tą kitą žmogų. Ir reikia labai pasitikėjimo kažkaip. Bet kas jaučiasi labai knygoje, buvo galima pajusti ir iš Dovilės. Jos vienas dalykas, begalinė pagarba, apskritai teatrą. Kaip jau buvo minėta, jinai yra iš teatro, nuo pat vaikystės buvo teatre. Ir neprarado niekada begalinę tokio žavėjimusi tą teatro paslaptimą.
Ir tas labai jautėsi ir kaip jinai kažkaip atsargiai įėjo, po truputį prasidėjo kažkokių interviu, nuo jos pačios parašymo apie spektaklius, nuo bendravimų tokių. Ir jinai po truputį va taip įėjo ir įėjo nepastebimai kažkaip. Nors jinai daug atrašo, kaip jai buvo sudėtinga būti matoma tose repeticijose. Būti žiūrovė, taip sakant, dar ne premjeros, bet įėjo, mes pripratom ir po to jau buvo, kaip čia pasakyti, tikrai daug ko ir padėdavo, ir būdavo, ir kalbėdavo, ir savotiškai prisidėjo prie to aprašomų spektaklių kūrimo. Nes teatras yra toks kolektyvinis darbas. Ir kiekvienas žmogus, o daugiau toks kaip Dovilė, dvasingas žmogus, aišku, negalėjo neveikti pačio proceso. Žodžiu, mes greit apsipratom ir tada ir gastrolės, ir daug. Ir ten, žinot, visko būna, tai aktorius pervarsta, tai susižydžia, tai apsiverkia, tai dar kažkas tapo ir budėja, ir pribuvėja, ir taip toliau. Neatsiejamas kolektyvo žmogus, tai mes kaip kažkada juokavom, kai pristatinėjom šitiek, tai aš nežinau, kas čia pasakė, ir jinai matė, kas, kad jinai savotiškai pateko kaip tam tikrą vilkų voljerą. Žodžiu, ne tik, kad nebuvo suplėšyta, bet greitai ir tapo tą pagrindinę vilkį. Audra Žukaitytė turi kažką paskaityti nuo Dovilės? Tai turiu labai svarbę žinią. Dovilė iš tikrųjų nepradingo, o gana banaliai susirgo. Ir jinai parašė, kad turbūt taip ir turi būti, kad jinai suprastų, kad šlovė tik dūmai. Nes ne tai svarbu, kad ji čia būtų, bet svarbu, kad ji buvo teatre. Ir manęs jinai prašė paskaityti tiesiog jos žinutę. Iš Oskaro išmokau mobilizuotis į tai, kas svarbiausia pačiam tuo metu. Kai jis dirba, kai lipdo, kai žiedžia sparę karščiui teatro keramiką, jis nebijo ugnies. Jo dirbiniai nekuriami vidutiniai temperatūroje, tik kaitroje. Ar aš taip galiu, ar mokėčiau, ar būtina? Štai klausimas. Štai tiek. O štai aš turiu tokį klausimą. Ar išskyrus Dovilę dar kas nors norėjo, prašėsi į jūsų teatrą rašyti, repeticijas užrašinėti? Ar buvo tokių prašymų, ar pastebėjo, ar net nepastebėjo? Aš pastebėjau tik daug jaunų aktorių, studenčių, kurios visada norėjo dalyvauti repeticijose. Bet rašančių žmonių iš tikrųjų buvo, kurie Ramunė Marcinkevičiūtė, kaip minėjote, buvo keletas žmonių, kurie pateko į repeticijas, bet iš tikrųjų tai yra tokia privati turbūt erdvė, kad net ir gal ir nedrįsta žmonės, aš net nežinau. Gal paskutiniu metu tai daug režisierių, jaunų režisierių atėmė pasiprašė repeticijas. O iš tikrųjų tai mano manymu, režisūros galima išmokti tik nuo repeticijų. Kažkas repetuoja, kas jau yra padaręs ne vieną spektaklį. O šiaip, kodėl dar galbūt nesiprašomas, čia yra mirčiniškas darbas. Ir jeigu žmogus nesuvokintis, kas tai yra, jisai ir matyt, jam ir į galvą neteina mintis tokiais prašyti repeticiją, rašyti, užrašinėti, o žmogus, kuris suvokia, kas tai yra ir kiek reikia apdoroti medžiagos, kiek tai yra, kiek daug, tai jisai suvokia kiek darbo, kiek atsakomybė. Tai dėl to aš manau, kad nelabai kas ir galėtų iš tikrųjų padaryti tokį darbą, kokį padarė Dovilė. Tiek daug apimti, tiek daug aprėpti. Nes tai yra darbas, tai yra labai proziškas darbas, sunkus darbas ir ten visko. Ir pavyzdžiui, vis dėlto Dovilė yra tikra poetė, nes
čia yra faktiškai galima šitą knygą skaityti tiesiog kaip eilėraštį. Čia yra daugiau poezijos negu prozos, nors aprašytas labai toks proziškas reiškinys, net ne spektaklis, net ne kažkas, o darbas. Dėl to, pavyzdžiui, aš tiesą pasakius, aš nežinau, ar perskaičiau šitą knygą, nes aš jos neskaičiau nuo pradžių iki kaip sakant, pabaigos, kaip knygos knygas. Aš tiesiog atsiversdavau ir paskaitydavau tai vieną kitą vietą. Ir man pačiam tai sukeldavo tiek daug prisiminimų, viena ta vieta, kad, taip sakant, toliau aš kaip ir kelios perskaitytos eilutės, kažkokia tai viena pastraipa, jos pilnai užteko, aš būdavau, taip sakant, sotus ir vaizdinių, ir prisiminimų, ir viso ko. Dėl to aš tiesiog, taip sakant, ragaudavau tą knygą, taip sakant, labai tikrai gurmaniškai tokiu. Jis vis tiek galima lyginti su virtuvė, nes aprašyta tai virtuvė yra, iš tikrųjų aprašyta labai gurmaniškai. Ir ją taip ir galima skaityti iš bet kurios vietos. Nes jinai yra tokia, kaip karbom, labai lakoniškai parašyta. Ir tie, kas domisi teatru kažkiek, tai jinai tikrai gali labai daug duoti tą knygą. Tiem, kam patinka spektakliai, jie irgi gali labai daug ką atsekti. Tie, kurie visai nesidomi teatru, bet domisi gyvenimu ar gera literatūra, gali irgi skaityti tą knygą, nes yra daug labai jos patirties, labai daug, nežinau, pavyzdžiui, aš dabar tik atsiprašiau, kaip ir tokia mintis, kad jinai atsisėdo ir pasiūta matoma, bet nusprendė neįsigąsti ir būti, ir po to taškas, ir kažkokia tokia jau išvada, kad kai išdrįsti būti, tada jis iš karto jau savaime stipri mintis, nepriklausomai nuo to, ką jinai čia aprašinėja šiuo atveju. Aš pasakysiu, kad teatro kritikų tarpe, tai, atsiprašau, toks gana geras sveikas šurmulys, nes vis tiek čia toks kaip ir iššūkis. Kodėl ne vienas teatro kritikas nepadarė tokios knygos, o padarė poetė. Ir man rodos, kad šitą knygą gali duoti postūmių ir tokiam ir žanro mokymuisi, ir galbūt režisieriai irgi įsileisti tos svetimus rašančius žmonės į repeticiją ir pagaliau tai yra ir Dovilės Zelčiūtės pamokos, kaip repeticijose elgtis. Ir dar aš čia, kadangi mes esam knygų mugėj, tai aš dar apgau paraleliai kitų knygų pristatymuose ir aš pagalvojau, kad jeigu dar bus šitos knygos pristatymai, tai būtinai reikia pasikviesti literatūros kritikų. Dėl to, kad literatūros kritikų irgi buvo įdomu išnagrinėti, kaip šita knyga parašyta, nes jinai labai yra netradiciška. Šiandien aš pagalvojau apie, klausiu, kodėl, ar kas kitas, kas čia gali, bet kritikas kažkoks norėti užrašinėjo, bet čia toks susidarė tokia gan paradoksali situacija, kad kritikai, taip sakant, rimtesni ir kritikai vis mane žiūri dar kaip jauną, ir dar tokį, apie kurį kaip ir neverta dar rašyti. O jauni kritikai, kurie ateina, tai žiūri mane kaip į seną režisierių, kurie irgi jau nebeverta rašyti. Tokia keista situacija. O Dovilė, kaip žinome, didžiulė meilė teatrui ir neslėpsiu, kas labai svarbu, jaučiasi jos didelė meilė būtent šitam teatrui. Ir kaip jinai turbūt iš šalies pažiūrėjus, ir galbūt tai yra labai jaučiasi suvokimas, kad jinai prisiliečia prie kažkokio tai unikalaus dalyko, kuris gali čia pat ir dingti, ir čia pat gali ištirti, kurio gali būti, bet kurią akimirką gali nebebūti, tas jaučiasi kaip knyga. Kai netgi kažkokia tai mirties kažkoks balsavimas. Tai yra tokių momentų, mes paskaitys tą knygą, ten yra toks įspūdis, kad jeigu dabar nebus aprašyta, tai ir neaišku, ar ateis dar kartą tas režisierius, neateis, ar dar kažkas. Tokia
savotiško tragizmo netgi yra šitoje knygoje. Vat jinai, aš manau, niekada neatsirastų jokia knyga ir joks aprašymas, ypač repeticijos, ypač kūrybos, jeigu autorius nejaučia tam tikrą įtampą. Taip, yra ir Oskaro replikų tokių užrašyta. Kas yra? Kodėl šiandien repeticijoje nėra to, ką mes vakar repetavom? Kur dingo? Yra tokių replikų. Bet man dar pirmas įspūdis iš pirmo skaitimo, ir aš bandžiau Oskarui tą formuluoti ir dabar pabandysiu irgi pasakyti, kad aš skaitau ir aš lyg matau aprašomą kūrybos procesą, bet šitas kūrybos procesas visą laiką taip kyla aukštyn. Viskas jau sukurta tame spektakliui, kuris kuriamas, ir viskas yra tobulinama, švarinama, kad viskas būtų tiesiog tobuliausia aukščiausių lygių. Ir aš sakau, niekiek nerandu tokių vietų, kad staiga Oskaras nežinotų, ką daryti, nežinotų, kaip išspręsti, kad jisai suklystų, kad jis kentėtų, kad nežino, kaip čia toliau daryti. Visą laiką viskas yra gerai. Matau. Ar tau visą laiką taip sekasi? Man sekasi? Taip. Man visą laiką sekasi. Mes jau susiginčiame kartais šitą. Gerai, bet liudininkų neturėjom. Nes man tai neatrodo, kad čia taip viskas labai sekasi. Taip, yra galbūt įdomiai šiaip, kaip čia, Vilė ne tik myli teatrą, jinai supranta teatrą, jinai labai supranta dramaturgiją. Ir čia yra tikrai aprašytos tam tikros vietos, kurios yra susijusios su spektakliais. Ne šiaip su tam, kas jai patiko ir kas, suprantat, 4 metus būti repeticijose, tai aš manau, kad tų užrašų yra labai daug ir čia yra labai dalykai atrinkti ir jie atrinkti labai tiksliai dramaturgiškai. Tai yra, pavyzdžiui, aprašytos tos vietos, kurios per atsitiktinumą, kaip sakai, sekėsi ir jos yra aprašytos. Ir kas jau matė tos spektaklius, jie mato, kaip tai susijęs su tuo spektakliu. Kaip galima atsekti, reiškia, kad čia gimė ta scena, kuri dabar yra spektaklyje viena stipriausių ar viena iš įdomiausių, ir kodėl pasisuko būtent taip spektaklis sprendimai ir dar kažką. Reiškia, tai yra labai taip susijęs su tais spektakliais. O apie sėkmės atveju taip, daugeliu atveju, čia pavyzdžiui tas režisierius, tai yra aš esu, taip sakant, aprašytas kaip ateinantis, pasakantis ir nugalintis. Bet kas įdomu, kad aišku, matyt, toli gražu ne visada taip viskas buvo, gal ne daugiau išrinko tokias vietas, bet įdomu man tai čia daugiau matyt tas dalykas, kad Vilė aprašo patį procesą kaip kažkokį savaiminį likimo nulemtą dalyką, kuris vyksta, galbūt ir be manęs. Čia tikrai ne aš vienas esu personažas kažkoks šitos knygos, yra čia ir daug aktorių, labai visai yra žiūrimų aktorių aprašytų irgi sėkmės ir nesėkmės. Ir matosi, kad pavyzdžiui, taip jau, čia jos yra suvokimas tas gilesnis teatro. Ne tai, kad čia vieno žmogaus sėkmė ar vieno žmogaus kažkoks, bet yra teatras. Teatras turi savo nepaaiškinamą jėgą, savo nepaaiškinamą kažkokį tai vyksmą, kuris yra lemtas, kuris lemia daugelio žmonių likimus ir kuris yra nulemtas jau pačių tų žmonių likimo. Suprantate, jeigu žmonės po 15, po 10 metų, po 20 metų, kiti po 25 metus kartu būna, kartu kūrė ir jų likimai, jų išgyvenimai, jų praradimai lemia tos vienokius ir kitokius poelgius, iš kurių susideda visas tas kūrybinis procesas. Ir tas procesas, jisai aprašytas kaip savotiškai mistinė upė, kuri ar kažkoks, aš nežinau, kažkokia kelionė, kurioje tarsi kaip tam išvarime išvaryti kažkokie žmonės eina į kažkokio tikslo, kaip žydai dykumoje. Ir taip, yra kažkoks dalykas, kad atėjo tas Mozė pranašas, pasakė, nugalėjo, tai yra sėkmės momentas. Čia yra Dovilės tokia
jinai kartais taip mato, bet kartais matosi, kad atėjo Kindziulis, kaip, reiškia, kažką pasakė, o procesas vis tiek jis įvyksta. Čia Man įdomu, kad jo Audros nuomonė apie knygą. Aš manau, kad ta knyga yra labai asmeniška ir ji vadinasi Kelionė su Oskaru Koršunovu, bet tai yra būtent pačios Dovilės kelionė. Ir tokią knygą galėjo parašyti turbūt tik Dovilė, nes jai teatras, kaip ji pati rašė, tai atrasti jos namai. Ir aš matau tą optimizmą jos pačios kelionėje su teatru, kur ji randa tas atramas, kur ji klausia pačios savęs, kas tu esi. Ir man atrodo, kad tai yra viena iš tokių asmeniškiausių knygų ir tas optimizmas, man atrodo, yra jos pačios, ką ir geriausia pasako, kad jinai sugrįžo į namus. Ir jeigu yra herojus Koršunovas, yra aktoriai, tai, man atrodo, vienas labai svarbus herojus yra pati Dovilė, kuri buvo su teatru 4 metus ir to teatro inspiruota, jinai tikrai pamilo visus. Ne tik tai aktorius, ne tik režisierių, bet ir technikus ir pamatysit ir knygoje užsiiminėja ir labai buitiniais dalykais ir labai didžiuojasi, kai gauna siurblį ir gali susiurbti visokias dulkes ir nuolaužas likusias po spektaklio. Tai man atrodo, kad tas optimizmas yra tai, kad jinai per tą teatrą kažkaip atranda pati save. Ir dar noriu paminėti, kad jos tokia visai poetinė išraiška to teatro suvokimo yra jos knyga prieš tai pasirodžiusi Džiuljetos suknelė, kur yra irgi beveik visi eilėraščiai inspiruoti būtent Oskaro Koršunovo spektaklio. Tai tiek aš to optimizmo matau, kad jinai randa kažkokius tikrai atramas ir tikrus dalykus būtent teatre, tam visai nerealiame, kaip sakyt, pasaulyje. Matai, tiek to optimizmo, aš tik čia matau daug tokių dalykų žiūrių tiesiog visų. Ir tam, kad pasitikėčiau, aš atsiverčiau knygą, vedžiau pirštų ir iš karto matau tokį gražų neoptimistišką dalyką, o labai dramatišką. Koršunovas kiek pakeltų balsų klausia, kur krovėsi visi kiti daiktai? Violeta, viskas yra. Koršunovas, viskas yra, bet ko reikia nėra. Ir čia optimizmas ir kažkiek. Ne visiškai taip, viskas labai čia dramatiškai. Ar yra klausimų? Aš kaip dabar nusipirkau ir aišku negalėjau įdėti skaityti, bet Dovilę pažįstu senokai ir norėjau paklausti, kaip pateko į knygą būtent šitie spektakliai. Ji rinkosi, jūs parinkot režisierę Ušaką. Jo, tiesiog taip sutapo, kad buvo tie spektakliai buvo repetuojami. Beje, taip sutapo, kad buvo repetuojami tie spektakliai ir po to jinai kitų spektaklių repeticijas ir maždaug sutampa su tam tikrų laikotarpių, kurį jinai buvo paėmusi. Neaišku, gal jinai ir vidiniai gal buvo įdomesni kažkokie dalykai spektakliai. Bet aš atsimenu, pirmas susitikimas su Dovilė, tai buvo, kai mes tik repetavom Hamletą. Pradėjom repetuoti Hamletą ir jinai atėjo ir buvo toks pirmas interviu ir jinai tada norėjo patekti beje repeticijas ir aš kažkaip, tiesą pasakius, neįleidau jos. Aš sakau dėl to, kad jinai norėjo, beveik metus mes repetavom Hamletą labai ilgai ir aš dabar labai gailiuosi, nes Hamletas buvo tokia pirmas toksai kitoks repeticijų pobūdis, nes dažniausiai reikia tiesiog padaryti spektaklį, tą spektaklį dažnai reikia padaryti bet greitai ir nori, nenori reikia išleisti tada, kai jis numatytas yra išleisti. O Hamlete buvo pirmą kartą aš aktoriams pasakiau, kad
dabar mums nesvarbu, ar bus premjera, ar nebus premjera, mums svarbu atsakyti hamletiškai klausimą iš esmės. Kas tu esi, kas mes esame kaip žmonės. Jau atėję tam tikrą gyvenimo sulaukia etapą ir brandą, o Hamletas būtent yra atsakomybės visų pirma pjesė ir brandos pjesė. Dažnai Hamletas yra laikomas kaip toks simbolistas jaunuolis, iš tikrųjų Hamletui pagal pjesę yra 30 metų, jisai turi užimti tėvo vietą, turi tapti karaliumi ir jisai sprendžia tą klausimą, būt karaliumi ar nebūt karaliumi. Tai yra visiškai saugosio žmogaus atsakomybės tema. Tai yra būti ar nebūti, reiškia, žodžiu. Tokį klausimą ne jaunas žmogus įsikelia, tokį klausimą įsikelia žmogus, kuris iš tikrųjų yra tame vidury to kelio. Ja? Ir o tada kažkaip man labai gaila, kad neįsileidom, nors jinai šiek tiek apie Hamletą ir yra parašysiu, o paskui buvo tose repeticijose. Tai bet kas atsitiko, kad tu vėliau supratai, kad reikia įsileisti? Kad galima? Tai čia yra toks kaip atėjo, dar kartą kalbėjom, dar kartą po truputį jinai tapo įėjo į tas repeticijas ir tai vat daugiausiai nebėje, man atrodo, buvo gero grabo. Išvardino pradžios. Jo, ir išvardino. Klausimas. Karlas Ministras, norėjau jūsų paklausti, gerai, šiandien pristatoma knyga kaip Teatro knygų mugės tema detektyvai. Ar galėtumėte pavadinti teatrą ir teatro procesą visumą spektakliu detektyvų? Taip. Iš esmės tai teatras ir detektyvas yra labai susiję dalykai. Ir kiekviena repeticija ir kiekvienas spektaklis tai yra savotiškas detektyvas. Ir spektaklio kūrimas yra detektyvas. Nes kaip taisyklė, visų pirma, beveik didžioji dalis pjesių tai yra apie nusikaltėlius. Ir pavyzdžiui, tas pats Hamletas, jisai kas yra? Jis yra vienas dalykas, ieško nusikaltėlio. Tai Hamletas tai yra, geriausios pjesės yra absoliutus detektyvas. Hamletas yra visiškas detektyvas. Nes apsireiškia šmėkla ir dabar reikia ištirti, ar ta šmėkla yra tikra šmėkla, ar ne šmėkla pasako, kad nusikaltėlis yra Klaudijus Denė, kuris nužudė jį. Ir jisai tyrė. Hamletas imasi detektyvo vaidmens. Hamletas yra detektyvas iš esmės. Ir kas įdomu, kad jisai detektyvą, kaip jis sprendžia, tai būtent teatro būdu. Jisai sukuria spektaklį, kurį pavadina pats Pelėkautais, ir rodo tą spektaklį, tokiu būdu sužadina sąžinę Klaudijui, ir tokiu būdu identifikuoja tikrą nusikaltėlį. Tai man atrodo, po to tos temos po to buvo daug kur vystomos įvairiuose detektyvuose, kad būtent teatre, ten pamato ir taip toliau, ir kine mes matom tas situacijas. Bet jūsų dabartinis spektaklis Elizaveta Van, grynai toks detektyvinis. Taip. Ir tik tai jau Hamletas įdomiai, tam spektaklį yra paimamas toksai kaip, tai yra tokia kaip fikcija jau tokia detektyva, bet tai yra grynai detektyvas. Absoliučiai, kurioje ateina suimti Elizavetą Van, ir tam vėlgi paaiškėtum beje, nes pats pirmas ir stipriausias, pats pirmas, aš manau, detektyvas apskritai atsirado irgi teatre. Nes pirmas toks aiškus detektyvas, gal yra dar kitų, bet man atrodo, tai yra Sofoklio Edipas karalius. Yra parašytas antikiniais laikais greitai. Tai yra Edipas, kaip žinia, sužinojęs, kad miestas kenčia nuo baisiausio kažkokio tai nusikaltėlio ir kol tas baisus žmogus nebus surastas, tol miestas kentės nuo maro. Ir tada Edipas pradeda ieškoti to nusikaltėlio. Jis grynai ieško nusikaltėlio ir suranda tą nusikaltėlį. Tai yra patys save. Tai yra tobuliausias detektyvas iš esmės.
Ir po to vėlgi buvo kartojama. O, suprantate, kai statai spektaklį, taigi reikia gilintis į visą tą detektyvą ir to nusikaltėlio logiką. Reikia identifikuoti su kaip nusikaltėlį. Ir netgi Šekspyro kaip taisyklė visos pjesės ir tragedijos yra detektyvai. Daugelis Žuvėdara irgi yra praktiškai detektyvas, kuris baigėsi savižudybę, dėl kurios yra labai daug dalykų, kaltų yra labai daug. Ir ką turi padaryti režisierius? Režisierius turi įrodyti kaltę. Tų personažų kaltę dėl kažko. Išaiškinti kaltuosius, taip kad režisieriaus darbas yra labai susijęs. Ir manau, kad jeigu ką, jeigu teatras visai, tai tada aš dirbsiu detektyvu. Kokį spektaklį rekomenduojate pirmiausia pamatyti žmogui, norinčiam susipažinti su jūsų kūryba? Klausimas įdomus. Beveik kiekvieną spektaklį būtų baisu rodyti, kaip nenusiviltų. Žiūrint, koks tai žiūrovas. Gal tą patį Hamletą siūlyčiau, ko gero, tokį jaunų, nes ten yra... Beje, netaip seniai buvau su Hamletu Kinijoje ir kažkaip labai gerai priėmė tą spektaklį. Kiniečiai yra, aš kaip suprantu, tokie žiūrovai labai tyri teatrui. Nes ten to teatro netiek daug buvo, būtent vakarietiško teatro. Ir vienas jaunuolis priėjo po spektaklio ir taip rinkdamas angliškus žodžius paklausė, ar tikrai Hamlete yra daug labai krikščioniškų simbolių ir krikščioniško meno, netgi taip, krikščioniško meno citatų. Aš taip susimašiau, primečiau, pagalvojau, kad yra, jo, yra. Ir jis taip apsidžiaugė, pradėjo šokinėti vos nekį lūpų, kaip tarsi jo komanda būtų matosi. Tritaškį lemiamą paskutinę akimirką ir komanda laimėjusi ir jisai pasakė, aš taip ir galvoju. O prieš tai mes kažkada rodėm beje Romeo ir Džiulietą Kinijoje irgi ir kažkaip kiniečiai nesuprato tą spektaklį. Kad remdamasis dedukcijų mąstymu ir remdamasis kinais ir siūlyčiau. Dar klausimą mačiau. O kaip reagavo aktoriai, kad Dovilė dalyvaus repeticijoje? Nu, vat irgi, aktoriams kažkuria prasme yra lengviau, pasakius. Nes aktoriai, čia labai sudėtingai, ypač režisieriui, turėti kažką tai repeticijos. Aktoriai jie tokie kaip pasinesni truputį, jie taip maždaug, jeigu repeticija gerai eina, tai tada jie gerai, jeigu blogai, tai jie kaip nekalti dėl to. Bet žinoma, aktorių irgi jie tenka, tame procese būna labai daug tokių nesėkmių, skaudžių dalykų ir tokių, staiga pasirodo aktorius visiškai irgi bejėgis ar dar kažkoks. Bet Dovilė turi tą savybę, jinai kažkaip, ypač aktorius, jinai labai gerai su jais susidraugavo ir su jais tiesą pasakius ir žymiai daugiau bendravo negu su manim ir atrodo tiesiog gerais draugais labai pasidarė. Aš noriu paklausti, koks yra poveikis skaityti apie save, apie savo teatrą, kaip kviečiu susimąstyti kažkokią refleksiją, žvilgsnį iš šono. Jo, labai keista, nes aš tik nežinau, ar galima visiškai tikėti visu to, ką jinai parašo. Kaip yra, nes iš esmės man truputį kitoks įspūdis. Pavyzdžiui, aš šitoj knygą aš toks gana griežtas, iš tikrųjų, labai konkretus. Man atrodė, kad aš švelnesnis. Apibūdinamas kaip švelnis. Ja,
Bet kaip žiūrės, tai vienas dalykas apibūdint, bet iš tikrųjų kai kurių pasakymų, tai vat ir ar čia jai taip atrodo, ar taip iš nelabai atpažįstu kartais savęs, bet kita vertus mes labai save kitaip įsivaizduojame negu kiti, mus mato ir įsivaizduoja. Tai čia ir ta knyga dar kartą tai man rodo ir aš labai džiaugiuosi, nes galiu į save iš šono pažiūrėti, o save iš šono pamatęs visuomet keistai pasijuokiu. Retai kada tai būna. Netgi, pavyzdžiui, elementarus dalykas, išgirsti savo įrašytą balsą, tai labai nustembi, visiškai neatpažįstamas tas balsas. Tai va to labai visos kitos savybės. Tai va, tai, bet man dar kas yra labai įdomu iš tikrųjų skaitant šitą knygą, kad iš tikrųjų jos sugebėjimas taip trumpai, lakoniškai aprašyti kažkokius dalykus ir jos vis dėlto jinai, pavyzdžiui, labai daug, jinai emocinė labai knyga, į tokius emocinius dalykus galima numatyti, jinai neprašinė, ką aš ten galvoju, kaip aš ten atrodau, kaip aktorius ką pagalvoja, ar jisai pabalo, ar jisai parodo, tai išgirdęs, ar suprakaitavo, ne, taip sudėlioja situaciją, kad pats gali įsivaizduoti, kaip viskas buvo, o aš galiu prisiminti. Ir aš skaitydamas jau pradžius, kad tiesiog neskaitau ją nuo pradžių iki galo, man net per sunku. Perskaitau kažkokią vieną momentą, vieną dalį ir iškyla iš karto iš tos nuotrupos susideda visa mozaika tų įvykių, tų repeticijų. Ir man pačiam, taip sakant, labai naudinga. Aš darau kažkokias išvadas iš viso. Yra dar klausimų. Mes konfliktai buvo tokia pasyvi stebėtoja, ar kartais jums ir savo nuomonę išsakyti? Jo, įsakydavo ir po to buvo jau tas atėjo toks etapas, kai aš jos labai daug klausdavau. Iš tikrųjų, kaip nesnai labai dar kitą pasakytos, labai gerai jaučia teatrą, labai gerai jaučia dramaturgiją. Ir kažkaip labai giliai kažkokius dalykus supranta. Ir jinai yra labai geras žiūrovas. Aš tiesiog pradėjau klausinėti, ką jinai galvoja, kaip jai viena ar kita atrodo. O kitas dalykas, aš jau matydavau, kad jinai kažkur ten užkuliusiuose su aktoriais kalba, dar kažkaip, tai aš jau po to pradėjau galvotis tą situaciją, aš pradėjau suprasti, kad prie ją galima kažkaip tai dar klimatą, taip sakant, pradėjo prisidėjo. Jinai nelabai, nesakau, kad jinai ten skūsdavo, arba ten, jinai netoks žmogus, bet jeigu taip gudriau, tai būdavo galima išgauti kai kurios dalykus. Galbūt ir jie nežinai. Nu, žodžiu, jinai, jau kaip patinki į teatrą, tai jinai per kitaip tampi jo dalis. Su ją taip ir įvyko. Ir jinai neišvengiamai pradėjo tam detektyvę atlikti tam tikrą vaidmenį. Man rodos dabar ir visi skaitytojai, kad Dovilės pagalba, Dovilės dėka taps teatro dalimi. Ar turim dar klausimą? Vadinasi, paliekam 15 minučių autografus ir mūsų užrašymą. Ačiū labai.